Čia pirmas public podcastas jau išeis. Žiūrėsim, bandysim. Bus įvertinta ar pirmas public, ar ne? Dar žiūrėsim, gal čia trečias private. Jo, trečias privatas, laisvai. Na, jis man krenta tas mikrofonas, bet ne, aš žinok, kad jo prisistumsiu tiesiog. Man baisu dėl savo gyvybės. Supratom. Svarbu, kad neprisvaus tokie svoriai. Tai jo, sveiki. Nieko prie svorių jau pripratau. Nieko jo, taip sakant, dar winter balkas. Winter balkas, bet aš jau pradedu galvoti apie katą, Ja, nes matai, kas yra dabar, toks durnas dalykas. 2 savaitės liko, ne? Ar man verta užsimest tą kilogramą, kurį aš po to turėsiu numest? Na, kaip pasižiūrėsiu, iš tiesų, pavyzdžiui, paėmus Sam Sulek profilį, tai jisai winter balkas, jisai vis tiek. Lynas fuck. Jo. Palyginus. Greičiausiai kažkokius tai flu shots jisai Jo, naudoja. jisai mėgsta tos ginger su kažkuo, ginger lemon šiotus. Greičiausiai, ja, ten testosteroną greičiausiai sukelia truputį. Taip, sukelia testosteroną, ten baloną šiek tiek įdeda. Greičiausiai, Nes Amerikoje legalu. Tai ten daug, tai ten galim. Laisva šalis ten. Matai, ten kitaip, biškit, pas jūs kitaip. Jo, nekreipkite dėmesio, mes mėgstam juoktis iš šitų dalykų, iš visokių antivaksterių, iš Landsberginių mėgstam irgi labai juoktis, mes anti-Landsberginių gal reikėtų taip įvardinti, nes... Nu jo, gal lengviau tai paėmus iš esmės būtų paprasčiau apibrėžus, kad mėgstam iš visko juoktis. Taip, irgi. Net patys iš savęs gal labiau nei iš bet ko kito, bet dažniausiai mėgstame apriepti, taip sakant, šitos šiferinius. Šiferinius bandytus. Šiferinius bandytus, jie tokie įdomesni veikėjai, kurie... Asbestovagis. Jo, asbestovagis, kurie mėgsta, taip sakant... Nemėgsta, kai iš jų pasisavina asbesto turinčias medžiagas ir kritikuoja kitus, kurie jas pasiema savo. Taip. Nes jos labai naudingos imuniteto sistemai. Žmonės, ta prasme, jūs net neįsivaizduot, ima šiferį, padaro į dulkes ir deda į matrasus. Ir labai minkšta medžiaga, susmulkinta, į pagalves deda prie ančių pūkų. Taip pat naudoja lėkštiesę, pavyzdžiui. Mes visi valgom iš asbesto lėkščių. Tai dėl to jos yra iš esmės kaip ir kiekvienas geras dalykas. Mes jau nukeliavom, karočią. Bet gerai pradėjo. Gerai, kad bent jau pranešėm žmonėm, kad mes mėgstam. Ai, dar negana, kad juoktis mėgstam, tai dar ir visiškai nusišnekėti. Taip. Ir, taip sakant, kaip čia pasakius. Liam, praeitą podcastą mes iškentėjom 1,5 valandos iki šito šūdo. Šį kartą mes turėjom lygiai 2 minutės. Taip sakant, balls to the walls, full Alex Jones. Žiūrėk, Bilo grošio. Man gal, žinai, kaip reikia, man vis dėlto reikia, man reikia taip sėdėti. Man reikia šitaip sėdėti, žinai, nes aš kitaip... Nu jo, aš manau, nieko, gal kažkam ir patinka tas deadbod, bet, tebūnė. Ne, tai čia laikinas tas reikalas deadbodas dabar... Pranešim kaip tik žmonėm, kad turėjom 1,5 metų balko. Realiai, normalaus balko buvo pas mane 4 mėnesiai iki kalėdų. Po to prasidėjo kažkokia bibienė. Tai va, nuoširdžiai sakant. Tai va, mes pasisvėrę esam su Mantu. Mantas sveria 70 ir 1,50 m ūgio, o aš esu 1,40 m ir sveriu 60 kg. Taip. Per kamerą biškį išpučia tą... Mes sufišavim čia, filmuojam, tai ir stalas šitas yra, tarp kitko, nuo žemės 72 cm. Jeigu taip paėmus, tai čia iš tiesų yra Barbie namelį mes dabar darom. Virš jūsto yra realaus dydžio Lego galva. Čia 1 prie 1 iš tiesų. 1 prie 1 paprastų mini žmogeliuko galva. Mūsų bet kuriuo momentu gali ateit vaikas ir išnešti tiesiog. Užminta, prasme. Suaugęs žmogus tais užmins ir bus tiek. Ir net nepastebės čia yra... Mūsų nepastebės, bet šitas jėmi durus. Taip. O čia, žinai, toks biškiai jisai nelabai patoks būtų į pėdą. Čia taip sakant, maždaug kaip net nerakštė, būna tokios metalinės rakštytės, kur net nematai. Taip. Tokio maždaug proporcingo dydžio. Tai... Arčiau, man atrodo, biškai sėdėtų reikia mikrofoną, žinok. Prisistumkė arčiau tiesiog. Aš noriu su kupra būti, man patinka. Aš žinau. Matysim, o taip kažkaip. Nes matai, mes praeitą kartą, kai su Žilvo filmavom, jisai mėgdavo, kol dar nebuvo šitų. Ja. Čia mikrofas, Žilvo va tai va sėdė,
ir kalba, žinai. Ir tikisi, kad įrašys. Supratau. Realiai, turbūt mano mikrofas daugiau įgirdėjo negu jo paties mikrofas. Tai... Supratau. Tai dar pabandysime, taip sakant, sustyguoti šitas reikaliukus iki pat galo. Čia dar reikia priprasti, žinokit, publika, nepykit, tikrai priprasim, tikrai išmoksim naudotis tais mikrofonais, superstais. Ne, jūs suprantat, kad mažo žmogaus rezonansiniai dažniai yra žymiai mažesni ir mūsų balsas stygos. Čia po didelio audio korekcijos iš tiesų mes skambam kaip svirpliai skamba iš tiesų. Tokio va, dažnio pas mus. Pas mus mes, kai kalbam lauke, atbėga žiogai poruotis. Jo, šitai tik šunys girdi, kaip mes šnekame. Šunys ir vaikai iki 7 metų. Tai va, baisiausia, kai jie atbėga, nes gali ir užminti. Gali užminti, gali šuo mėgsti ir palaižyti, ir apšykti, ir apmyšti. Taip sakant. Žodžiu, pačiam mes reikia. turim tas terapijas, darom ten, taip sakant, šlapimo, jos labai sveika odai, todėl mes esame išbalę, neįtikėtinai. Taip, bet mes ne nuodos tepam. Ir ant odos iš tiesų, bet mes geriam pagrindę. Na tai sveika, aš esu matęs, kad vartoja įvairius žmogiškus išščius sveikatai. Ar aš galėčiau apie tai pakomentuoti? Taip, galėčiau apie tai pakomentuoti. Aš turiu nuomonę, bet ar ta nuomonė yra tai skaldanti nuomonė, kurie, manau, tie, kurie vartoja išščius žmogaus, jie būtų už tai, nes jiems kaip ir, jie jau per giliai nuėję į tą skylę, kad neigtų tai, ką jie daro. Žinai, tarsi, ar tau, jeigu tu tarytum visišką nesąmonę... Ar tu geri myžalus? Ne. Ne, aš geriu myžalus, nes tai labai sveika. Ir jie net nežino iš tiesų. Tarsi, tas viso benefito. Žinai, jeigu turi plaktuką, tai tu viską matai kaip vynius. Žinai, jisai moka tik gerti myžalus. tai manau... 7 IQ žmogus. Aha, Vienas IQ uostyt, vienas matyt, vienas klausyt, vienas liest, vienas perst, vienas šykti, vienas gert myžalus. Taip, tai tarsi, žiūrėkit, jeigu aš kažką iš savęs išvarau, tai dažniausiai galima pritemti, kad tai yra mineralai kažkokie, tai taip. Aš tas mineralus atgal. O po ties kelintų kartų jau nebelieka mineralų. Aš manau, pagalvokite apie trabotkę. Manau, čia paralelė. Galėjo trabotkę? Vietoj kūro įsipilti. Dizelio. O tai jau, tarkim, nebelieka mineralų, jau nebevartojamas yra tiesiogiai, bet ar galima naudoti, pavyzdžiui, baltą vyną maisto patiekalam? Čia jau reikėtų klausyti specialistų. Manau, nors vienas... Palauk, reikia paskambinti vienam specialistui, kuris šiuo metu neatvykęs yra. Manau, specialistai. Ir mes jo paklausime tiesioginio skambučio pagalba. Karštoji linija pas mus yra, mes turime įvairiaus rango žinomų. Gerai, kiek šansų, kad atsilieps? Praktiškai 2%. Nu jo. Alio. Labas, tu esi tiesiog nemeterė. Mes norėjom tavęs paklausti kaip specialisto. Yra tokia situacija. Ponas Justinas mėgsta labai gerti savo šlapimą. Bet, žiūrėk, paklausyk dar teorijos ir mums reikės tavo kaip ekspertų nuomonės. Nes pas mus yra tik teorija, pas tavį ir visa praktika. Jisai geria šlapimą dėl to, kad pasisavint visus išmetamus mineralus. Ties kelintų mineralų persisavinimu jau galima būtų nustoti vartoti šlapimą ir jį naudoti tiesiog kaip, tarkim, balto vyno actą, baltą vyną, makaronams, gaminiams, kokiam nors maisto patiekalams. Aš norėčiau biškį perfrazuoti. Aš dar... Gal pats ir jūs turėtų atsakyti? Aš nežinau, aš, taip sakant, esu praktikavęs, bet dar ne tiek, bet gal pas tave gilesnės tos žinios, bet aš dar norėjau pasiklausti, Žilvinai gerbiamasis mūsų neurologė, o šitą, aš jeigu jau pajaučiu, kad mano, taip sakant, sultys nebekelia man tiek džiaugsmo, tai man reikėtų jau pradėti valgyti savo šūdą, ar čia dar kitoj... kitame etape. Jau pats laikas.
Bet jau baltas pas mane ir, taip sakant, kaip kreida išmatos. Sveikas, žinok. Sveika. Kreidas irgi žmonės valgo, aš pamenu. Valgo, aš ta prasme, kiek skaičiau, kiek domėjausi, tai tikrai valgo. Supratau. Ir verta valgyti. Supratau. Nu jo, jau čia ten tas kalkės. Gerai visai. Nu, supratau, aš perduodu tavo garsiakalbį Baranovskijui. Taip pat dar vienas klausimas. Top 3 mėgstamiausi ekskremento paruošimo būdai. Šiaip aš visą laiką galvoju apie virimą garuose. Man tas buvo įdomus vienas būdas. Garuose pasižiūrėt, kas įvyktų. Jeigu švirt garuose, bet šitas noriu pabandyti, o kitas variantas, nu tai kaip visą laiką skrudintas, žinai, su džiovesėliais. Ir galbūt... Gėdarose. Nu, mes tai mėgstam konservuoti su šeima. Nu, žiemos periodui apsirūpinti. Jo, kad, prasme, šitokį, žinai, konservuotą, nes vis tiek ten toksai, nu, užsikonservuoji, nes per vasarą gerą pasidarai. Taip. O vėliau žiemą užsikonservuoji ir valgai. Tai va sakau, bet man įdomu būtų garais, nes vis tiek šiek tiek aš tą sveiką gyvenimo būdą propaguoju, tai man visai įdomu būtų. Nu, šiaip gal ir visai įdomus variantas, gal šiek tiek nors biškai išsausina, bet gal ir gerai, kad išsausina, gali tokių... Nu, gal, aš sakau, nu čia reikia išbandyti, bandai, eksperimentuoji ir vėliau bus aišku, tai aš nežinau, galbūt mes vis tiek kažką susitiksim, galėsim išbandyti. Tu manau, kad galėsim kitą kartą, žinokit, po savaitės, arba netgi anksčiau, galim net ne po savaitės susitikti ir galim paeksperimentuoti. Nes vis tiek manau, kad eksperimento vertas yra šis metodas. Jūs labai čia, prasme, žiūriu įdomią temą pakabinti. Nu, matot, mes čia realiai rašinėjom 10 minučių, bet mes jau priėjom prie, kraštutinių temų iš tiesų. Prie esminių temų. Nu, tai, matai, mes mėgstam techniką, o technika mėgsta būti garuose. Gerai. Nu, gerai, tada vyrai. Tvarkojam. Ačiū, kad paskambinat, malonu. Ačiū jums, pana Žilvinai, tikrai malonu, tikiuosi susitiksim kitą kartą. Dėkuoju, viso geriausio. Gerai, viso. Viso. Nu, tikrai puikus ekspertas mūsų Žilvinas yra. Žiūrovai, kas nežinot, kitą kartą su mumis jau bus Žilvinas ir turėtų būti kiekvieną kartą jisai su mumis, bet šis žmogus yra nenuspėjamas. Tai turim plus minus 50% tikimybę kiekvienam podcastui. Ir čia nėra, kad jeigu kitam podcastui 50%, tai dar kitam yra 25%. Nu, nes vis mažėja, progresija. Mes turim kiekvienam lygiai 50%. Žinote, taip sakant, kaip su spalvom būna azartiniuose žaidimuose, galima atspėti juodą ir raudoną. Tai su juo panašiai gali būti 4 iš eilės. Juodi, sakykime, neatvyksta. Taip. Bet tai nereiškia, kad kitas nebus raudono. Žinai, kas žino, tikrai. Mūsų ekspertai. Mūsų baltų kepurė. Stadiono statytojas. Jisai... Kaip galvoji, ar jam tiesiog nepasisekė? Ar jisai specialiai taip darė? Aš, taip sakant, kuris esą susidūręs su panašiais dalykais, mažesniem šiek tiek... Apimtim. Tai norėčiau pasakyti, kad jisai norėjo visapusiškai mūsų Vilniuje ir savo įmonį gerovės, manau. Ir norėjo pasakyti 2 stadionus. Deja, taip sakant, manau, gal susidūrė su statistinėm anomalijom. Aš manau, kad buvo taip. Jisai nesitikino prie vienos spalvos. Žinai, tu pralaimi ant raudoną, dvigubinį ir eini toliau ant raudoną. Jisai, man atrodo, yra per žalės ir jisai atėjo tiesiog su daug pinigų. Jisai atėjo su per daug pinigų. Jam reikėjo iš tiesų pasimti kursus, pradėti nuo šuniukų lažybų. Galbūt nueiti tiesiog į kažkurią lažybų įmonę, tapetus padėlioti. Nes aš, pavyzdžiui, jo niekur nemačiau. Aš niekur nesu matęs jo lažybų arba... Todėl? O žinai, kaip jisai pralošė tiek pinigų? Per kompą. Aš manau, jis gyvai net nėjo. Aš manau tiesiog dėl to, nes jisai galvoja, kad jeigu juoda, tada raudona, tada juoda, tada raudona. Labai toksai dar vienas galimas variantas, jis ant juodo nestatė.
Racism. Jisai analitinių duomenų labai mažai. Jis gali ir ant raudono statė. Aš jo, Racism. Kad ir ką jau ką, tai aš norėčiau pamatyti jo statymo istoriją, jeigu... Ką jis ten darė, aš tikrai norėčiau pamatyti ir manau, pagal tą galima būtų atvirkštinę algoritmą išvesti ir manau, atvirkštinis algoritmas turėtų laimėti. Tiesiog neiti kazino. Taip. Visam taip, šitam. Bet, žiūrėk, dabar žiūrėk. Dabar taip. Jisai atėjo, jam visų pirma reikėjo gyvai. Nes tu, kai ateini gyvai su pinigais, tu kitaip jautiesi. Nes tu, kai matai pinigus virtualiame ekrane, tai jokio skirtumo. 1000 eurų ar 100 eurų. Jokio skirtumo. Tavo manimu, kaip jis turėjo ateiti su vežimėliu ar su arkliu atjoti su karieta, tai ar su... Kur pasibuvo? Žiūrėk, Olimpika, žiūrėk, kur pasibuvo pinigai. Galima, bet kokiu atveju pasibuvo kortelį pinigai. Nu taip. Arba kažkur, whatever. Jisai nespėtų suvaikščioti, jeigu jisai tokioms, nežinau, kiek jis ten paskaičiuota per... Ne, tai jisai pasiema po štuką žetoną pasiema. Žiūrėk, čia... Nėra ką veikti. Nėra ką veikti, iš tiesų tai galima labai lengvai po 2 eurus per... Jam galėjo iš vis sakyti, žiūrėk, alaus kamštelis 5 štukų. Tinka. Nu ir viskas. Čia kaip namie žaidžiant pokerį. Man šiek tiek mineralai užspaudė, man reikia elektrolitų išgerti. Supratau. Čia ką tą padarysim? Jo, grįžom iš tiesų iš kelionių, nesimatėm su Justu kiek virš mėnesį, beveik mėnesį. Buvom porą čia kelionių, 3 metai Anglijai Justui, dar 2 metai man Norvegijai. 2 metai Norvegijai uždaryti. Kalėjime, vagiau dviračius. Ne, iš tiesų buvo Justas į Angliją išvykęs. Grįžo į savo gimtą beveik kraštą. Kaip tau ten sekėsi? Yeah, I was over there in Nottingham, East Midlands. It was bloody fucking good, mate. Anyway. Tai va, tai iš esmės Nottinghamas buvo sugrįžta į šiek tiek laikus, kur aš praleidau savo 14 metų. Ne, kiek ten, gyvenai, 2-3 metus? Gal iki 3 metų, man rodos, aš buvau Nottinghame, tai visai buvo smagu tiesiog sugrįžti, prabėgti pro senas vietas, kur aš anksčiau lankęsis esu, bet svarbiausia, aš aplankiau vieną įspūdingą vietą, kuri man paliko gal geriausiai ir ryškiausią Anglijos įspūdį, kurį aš daugam pasakoju ir jums taip pat pasidalinsiu. Tai buvo po ilgos savaitės darbo ir šifto į autobusą beveik laipinuosi, laukiu tiksliau jo ir pakeliui aš, taip sakant, sutikau įvairių kvapų, tai pradėkime nuo to, kad ten daug kas rūko žolę, nes tenais yra dekriminalizuota. Mačiau tą pačią dieną, kaip ir kažkas leidosi heroino savo vieną, bet tiesiog bromai, jo, sėdi ir... Labai gerai. Na, taip sakant, ten... Gal ten trener balonas, kas ten žino? Manau, ten gal sporto papildai. Bet daug sportuojantis neatrodė. Arba labai jau... Bando užauginti masę. Gal bando numest labiau. Kažko jisai, man rodos, nevartoja, manau, maisto produktų. Ir geriausias tai buvo tiesiog prie The Old Dog vadinamų pubų, kuris iš esmės yra senokas. Panelė išėjo iš pubo, praėjo pro apsauginį, kokie maksimum 2 metrai, pritupė, atliko savo reikalus. Ir jinai be jokių, taip sakant, be jokio savigraužuties ar kažkokio, tai užėjo vėl atgal į vidų ir tai yra visai normalu. Ne, matai, galima suprasti. Tualetė buvo eilė turbūt. Greičiausiai. Vis dėlto mergina. Tai dama. Dama. Kaip minimum. Tai aš būtent grįžęs į Nottinghamą tam trumpam laikui nuvykau į tą vietą, kur anksčiau autobusą laukdavau po darbo. Pasižiūrėjau tą, būtent tuo kampu, ką aš mačiau tada ir dar nuėjau į tą patį pubą, bet aišku buvo tai ne vakaras, o tai buvo trečiadienis, 13 valanda, aišku, 13 valanda angliškam pube tai yra nieko, nes ten visada bus veikėjų. Ir ten tikri vyrai ateina 10. Tikros šeimos ateina ten 10. Nes ta kultūra pubo tai yra kažkas ten kito, nežinau, ten stipriau negu religija, aš manau. Tai buvo faina prisiminti, kokie Britai yra atsipalaidavę, aš manau, ir mažai dėmesį kreipia
Aišku, kaip Britai. Negalima taip sakyti, kad visi Britai. Jo, negeneralizuojant, bet daug. Didelė dalis Britų visiškai nekreipia dėmesio į labai daug dalykų ir jie gyvena atsipalaidavę. Tai nežinau, ar tai gerai, ar tai blogai. Bet kad stresą jos mažiau gal supa, tai tikrai taip. Tai... Mikrofą gal biškį arčiau pasikelt. Va taip. Į viršų pakelt. Aš sakau, tau reikia tą biškį palaiduoti. Jo, man reikėtų jaučiu padaryti taip, kad equilibrium būtų jam žodžiu ir jisai mažiau kristų į apačią. Jo, padaryk, jo, tiesesnį ir... Ne, biškį nuleisk, bet tada pakelt tam... O, whatever. Kaip tau patogiau, žinai? Sportas. Gal dabar vien žodžiu. Tai jo, tai va taip ir praleidau savo atostogėlės, aišku, dar turėjau tenais pašalinių reikalų, bet taip buvo smagu. Jūsų gerbiamasis Mantai kelionė. Nu ką aš galiu pasakyti apie tą kelionę, supranti, žiūrėk. Visų pirma, pradėjau nuo to. Ar buvo kultūrinis šokas, aš norėčiau paklausyti? Man? Ne. O kitiem? Kauniečiam? Taip. Supratau. Žmonės tikrai pradėjo keiktis, pradėjo suprasti, kad vis dėlto jie yra gaidžiai. Taip. Nes pas mane nebėra limitų. Aš po kalėdų supratau, kad jeigu aš galiu su šeima būt, tu prasme tikrasis, žinot, nepasislėpęs, neapsikaiščiojęs vata, nebandau apsimest kažko kitu, aš tiesiog varau kaip į parailką. Taip. Nu, gal ne kaip į parailką. Ne, bet ten šiek tiek lengviau, negaliu sakyti. Tiesiog savęs per daug nevaržyti ir atsipirkti. Jo, aš išmokau tiesiog savęs nevaržyti, būt savim. Jeigu kažkam nepatinka, tegul jinai pats supranti kur. Na, bet taip, bet įterpsiu šitiek, pateisinsiu, kad koks Mantas yra, tai jisai yra smagus žmogus, o ne... Aš pakankamai gyvuliškas. Aš linksmas, aš nenoriu, aš visą laiką išvengiu smurto, nebent reikiamų žmogų, tada aš jau nebevengiu smurto, bet aš nesu mušęs žmogaus. Na, tai vadinasi, aš išvengiu smurto, šiaip ar taip. Tai žodžiu, mes susirinkom Kaune, pajudėjom pro Lenkiją, nestojom pirmoje degalinėje. Nes aš dar nebuvau pasiruošęs ir aš dar galvojau, gal aš net nenoriu gerti vidury kelionės. Tu gal dar apšiltinėjai publiką? Aš dar pabiškai apšiltinėjau publiką, aš dar... Kad ne, vis dėlto aš ir neišgėręs šneku nesąmonę. Aš tiesiog visada šneku Aš pabiškai dariau lengvą įvadą. Taip. Matai, nes mes mašinoje pažinojom 2 žmonės. 5 minutės. Ne, mes juos pažinojom. Mes 3 žmonių nepažinojom. Vieną buvo matę, taip, žinai, draugės gimtadienį, bet taip, žinai, pro šoną praeinam vienas pro kitą ir viskas. Tikrai žinom. Ir aš dar buvau, tuo metu aš buvau į tą gimtadienį atvažiavęs po Dariaus gimtadienį, kur mes visą savaitgalį tūsinom. Ir riekavom, ir aš ten jau toks, žinai, biškai pavargęs atvažiavau, tai aš jau nebebuvau, žinai, tam lygyje, kur galėčiau užvesti publiką, kur pats norėčiau kažką daryti. Sveikinimų koncerto jau nebuvo. Ne. Ten buvo, žinai, aš ten su vaiku užsiėmiau kažką, ir buvo beprotiškai karšta, 25 laipsniai. 3-5 laipsniai vasarą, nėra kur maudytis. Karočią, bent vaikas baseinė mažum išsimaudė. Buvo ir ramus. Jo, tai aš tenais buvau ramus, žinai, nes, sakau, pavargęs jau buvau po to savaitgalio. Būtent. Ir dar savaitę prieš mes buvom sodyboje 3 naktis. Ten, kur ir tu buvai atvykęs su minė, atvežė mums maisto iš Gariūnų ir ne tik Gariūnų. Tai buvo 2 intensyvų savaitgalį, ten jau buvau pavargęs ir ten, tikrai nebuvo atsiskleidęs, žinai, nei kiek. O dabar jau važiavom kelionį, jau sėdim busikė, vis tiek kelionė, virš 10 valandų važiuot. Žinai, kai keliesi 3:30 ryto, važiuoji iki Kauno, susikrovęs daiktus, persimeti daiktus, vėl sėdi į mašiną, toks, žinai, norisi ir miegot, bet ir nesinori miegot. Tokia, žinai... Balaganas, taip sakant. Balaganas yra toks biškai išsimėtęs ir vaiką palikom pirmą kartą, žinai. Taip. Ilgesniam periodui toks irgi biškai toks stresas, kažkas.
Pardon. Keista, kad ne į mikrofoną, bet tegu ne. Na, tai žinai, po to atsiskleisiu ir jums. Tai va, tai matai, važiavom, pirmoji degalinį nestojom, mes sustojom kažkur už Lomžos, gal prie Varšuvos, kažkur jau pavažiavus, Taip neblogai. 6 valandas, 5-6 valandas. Ir tuomet aš supratau, aš pasveikau, aš galiu nusipirkti alaus. Aš pamačiau praregėjimą sapne. Taip, man visiškai atsivėrė trečia akis, aš supratau, kad gyvenimas nėra tik tais kasdienė rutina. Gyvenimas nėra tik tais savęs kankinimas. Taip. Galima. Aš norėjau ir pasimėgauti. Tai aš tada nusipirkau 4 alaus, po to dar 4 alaus. Taip. Po to 5 dienas Tiesiog buvo smagu 5 dienas. Tiesiog slidinėjau ir gėriau. Po to jau po 8 alaus jau visas 5 dienas buvo labai smagu. Matai, kelionį pralinksmėjau tikrai. Buvo jau smagiau, jau žinai, jau ir galia publika. O, čia tokį alaus gal kažkas. Tai aš manau vis tiek, taip sakant, matant gerą pavyzdį. Tai vat būtent, tai žinai, turi būti lyderis, nes kitaip bus pravalas iš tiesų. Taip, gali publikas susiskaldyti. Taip, ir dėl to turi užvesti ant vieno teisingo pavyzdžio ir aš tai stengiuosi padaryti, supranti, žiūrėk, aš paėmiau alaus. Tuo metu dar nieks nenorėjo, sako, oi, čia 10 ryto, koks skirtumas? 10 ryto, kas dabar jau girtas? Aš. 10 ryto, aš jau turėjau būti 4 valandas girtas. Tai va, tai tokia buvo pradžia. Atvarėm, palauk, tai dabar bus geriausia dalis. Iš tiesų geriausia dalis buvo pirmą kelionės dieną, kai tik atvažiavome į Slovakiją. Nes, ką aš padariau? Pagerinau kriaušės smūgio ir spyrio rekordus. Oho, nu, jau taip sakant, taip, kad jeigu kažkas būsit miestelėje prie Jasnos, tai aš, žinok, tikrai neatsiminsiu tikslaus pavadinimo iš galvos, nes jisai yra messed up. Aš jį geriau jums perskaitysiu. Taip sakant, jau... Liptovski Mikulaš. Jeigu būsit kažkas Liptovski Mikulaš ir nueisit į Route 66, pasimsit ten kokį nors burgerį, vingzų ar kažką, bet nerekomenduoju, žinokit, ten pakankamai brangu ir neypatingai skanu. Bet nueikite į 2 aukštą, į arkeidą, ten bus kriaušė ir aš labai norėčiau, kad jūs pagerintumėt mano rekordą, nes... Nes jisai, Mantas jau nebenori būti miesto meru, nes kaip tradicija, suskaldžius rekordas, jisai tapo miesto meru ir šios pareigos yra labai... Aš tikiuosi, kauniečiai klausot šitą podcastą, va dabar. Nes... Taip sakant... Aš jiem jau pristačiau šitą dalyką. Jie žino. Žiūrėk, žinai, kaip vadinasi mūsų chatas? Miesto meras? Panašiai. Jis vadinasi Jėgernautai / mero štabas. Na tai va. Kodėl? Todėl, nes rekordas priklauso man. Norintis perimti miesto valdymą, nuvažiuokite į Liptovskį Mikulaš ir pagerinkite rekordą. Tenais turbūt yra vienintelė kriaušė tam mieste. Rekomenduoju jums ją pramušti. Šiaip smagi kriaušė yra ir smūgi ir aišku. Tas rekordas nėra didelis, 983 beros. Jeigu jūs pagerinat, gaunat papildomą 1 kreditą ir tai nėra reklama, tai yra tiesiog noras, kad jūs tobulėtumėt. Taip, norėčiau, kad jūs tobulėtumėt, perimtumėt mano pareigas, nes tikrai sudėtingas darbas, aš nesuprantu, kaip jie tai daro. Tikrai taip. Bet, žinai, tai va, pirma diena buvo tokia, atvykom, apsipirkom kažką, šūdų, prisipirkom maisto, alaus. Maisto nereikalingo, kurio po to išsivežėm namo. Alaus, kurį visi išgėrėm ir jėgerį, kurio po to dar 3 kartus turėjom pirkti. Na taip. Nes kažkaip jūs, nežinau, gal kamštelį palikdavom atsuktą prieš naktį. Nugaruodavo turbūt. Likdavo ten sulčių. Aš manau. Tai va, tai realiai, žiūrėk, aš dabar tau pasakysiu taip. Taip. Ir tau, ir žiūrovams irgi nevažiuokit jūs į Slovakiją.
nevažiuokit niekas slidinėti į Slovakiją, blėt. Akivaizdu, Kas jum yra? Akivaizdu, kad kažkas nenori prarasti savo mero pareigų. Ne. Jūs pro Slovakiją galite prasukti ir važiuoti į Alkašiją. Į kur vasarą galite važiuoti į Slovakiją. Gal tenais fainai yra pahaikint. Slidinėt, atsiprašau, 4 dienas čiuožiam, 3 dienas lietus, 1 dieną saulytės, tai buvo, bet labai vėjuota. O lietus čia buvo jūsų kompanijų, kai nebebuvo alkoholio? Ar lietus buvo... literaliai ant kalno buvo lietus? Lietus buvo ant kalno čiuožiant ir 11 ryto mes jau kiaurai išlapi ėjom į kavinę biški prisės. Nes taip, tai mes, žinai, keltuvas yra sutvertas tam, kad nuotaika kelt. Bet mes leidomės iki kavinukės, kad iš mašinos prisim daugiau nuotaikos. Supratau, nuotaika yra? Tai blemba, 11 ryto aš važiuoju, kuročią, piršinė sveria po kilogramą, jau su tokiais hanteliais važiuoju aš. Striukė irgi prisigėrus dar 2 kilogramus, su tuo vestu važiuoju realiai svoriu. Visas šlapias, tarasme, the fuck. O kartais ar nebuvai apsimyžęs? Ne, tai čia kas be ko, bet tai pas mane kelnes neperšlampamos. Supratau. Ir striukė šiaip turėtų būti neperšlampamos. Aš tai su kateteriu visada važiuoju. Saugiau man. Su kuo? Kateteriu. Taip. Išpumpuoja jis. Jisai, taip sakant... Su uodega. O kodėl jūs taip pastovėt? Neikit prie uodegos. Neikit. Košmaras ten. Ojojojojojoj. Samatiokom ten. Taip. Tai va, tai realiai mano experiences čiuožt Jasnui yra tragiškas. Taip sakant, nes Jasna. Mes buvom, kas čia gavosi, mes išvažiavom 5 dieną berods, to pasitikslinsiu kalendorių, kad neapgauti jūsų visų. O ten buvo sniego, ar jūs tiesiog... Buvo sniego, mes išvažiavom, žinai, kada 4 dieną, 5, 6, 7, 8 dienomis čiuožiam. Ir ten buvo, tu prasme, aš įdėsiu nuotraukų į šitą, šitoj vietoj. Tikrai nebuvo smagu, tikrai buvo daug kupstų, realiai jeigu Alpėse ten kupstuotis kalnas pradeda kokią jau, po pietų ten, tarkim, antrą dienos. Jasnui kalnas kupstuojasi nuo 11. Ir jau daugiau vėliau negu iki 3 tu nebenori čiuožt, nors keltuvas veikia iki 4 ar ten 4:30, bet tu nebenori čiuožt, nes nėra nei malonumo, nei smagumo, tu greitai nečiuoši. Tu tiesiog varai, žinai, kur yra tie freestyle skiing, kur yra tie kupstai specialiai, yra kupstai padaryti. Ir ten daužo iš tų kelių. Ten tokį kažkokį, nežinau ką ten daro, ir tada šauna triple backflipą ir toliau čiuoži, žinai. Tai realiai, kažkas tokio. Aišku, ten man buvo visai prikolas, nes aš per tos kupstus, žinai, varai. Susidėliojus kažkokią trajektoriją, ir tipo šoki per tą kupstą, bandai, žinai, realiai šokinėjai per tos kupstus, tokį, žinai, fun ride pasidarai. Jo, taip sakant, kaip su džipais offroadai, žodžiu. Jo, grinai, su mandėjo, kai važiuotum į miškus, tai buvo toks, žinai, kažką čia reikia daryti dabar. Taip. O suslidėm biškai kitaip, nes tenais ir greičio nėra, ir tie kupstai nepatogus, ir žmonių daug. Žodžiu, tarsi šiek tiek nepatogiau ir tiesiog kažkoks tai pinigų švaistimas, laiko švaistimas. Klausimas iškiltų, ar tai buvo grinai meteorologinės sąlygos prastos, ar tai jau maždaug... Aš kiek žiūrėjau? Patologija būtent tam taip, tai publika, su kuria važiavome, pernai buvo Lenkijoje, ten netoli, tipo irgi Tatruose, ten realiai kitoj kalnų. Mes buvom ant vieno kalno, jie buvo ant kito kalno, per tą Liptovskį Mikulaš, kur aš meras. Tai jiems pernai tuo pačiu metu, jie važiavo vasario 16, ten grinai pabūti irgi, ten 3-4 dienos, aš nežinau aš. Tai lyjo. Lyjo ir tada. Ir vasario vidury, kai Alpėse čia yra high seasonas, visas vasaris yra high seasonas Alpėse. Ten nuo sausio gal vidurio prasideda ir iki kovo eina, tai Alpėse čia yra brangiausias laikas, nes skipasai daugiausiai kainuoja, daugiausiai žmonių būna, ir panašiai. Tai Alpėse čia yra high seasonas, čia tu žinai, kad tu važiuoji, žinai, į gerą orą, kad tu važiuoji į sniegą, kad tu turėsi sąlygas. Taip.
čia atvažiuoji, tu turi lietų, nu čia tokia ruletė, žinai, irgi. Bet tai nežinai, kur važiuoji ir nežinai, ką gausi. Aš mačiau grupėje jau ir taip, kad tipo, buvo kas rašė, kad šiandien pasnigo, 2 dienas lyjo. Nu, galvoju, tai būnė, ten yra Facebook grupiai kažkuriai. O nuvažiavus gavus taip, kad mes sniego gavom, ant pačio viršaus gavosi, kad paskutinė diena buvo smagi, nes eilėse nereikėjo laukti. Dar pamiršau vieną smagų dalyką. Eilėj 30 minučių stovi prie keltuvo. Okay. Taip, kad jeigu kažkas labai mėgstat stovėti, o ne čiuožt, važiuokit į Jasną. Aš tuo tarpu galbūt pasirinksiu vykimą į Alpes. Jo, nu tada taip, nes Kronplazė tai atvarai. Nu, kada atsidaro liftai, ilgai nereikėdavo laukti kažkaip, ten būdavo minučių reikalas iš esmės. Tai va, tai mes po to paskutinę dieną pagaliau nurimo vėjas, galėjom persikelti į kitą kalno pusę. Okay. Tai va, tenais gavosi, kad buvo smagių trasų, ten jų mažiau, žymiai buvo mažiau, bet buvo smagių trasų. Tai va, tenais nusileidi, aš nusiimu snowboardą, ateini ir tiesiai į kabiną lipirelį. Ir kyli vėl iki to taško, nuo kur vėl čiuoži ir visai smagu. Aišku, ten matomumas buvo nulinis, viskas buvo gaidys. Bet aš dar jums nepasakau, ponas, vienos istorijos. Taip, pala, aš gal čia šitoj vietoj. Žiūrėk, gal putis. Reikia šviesa, kad atsiras. Ave Marija. Nu. Pasirodė šviesa. Taip, o istorija yra tokia. Pakilome į... Čia jau paskutinė diena čiuožimo. Galvoju, viskas fainai, tarsi, ten matomumas gaidiškas. Pakilome į kalno viršų. Pračiuožiu, žinau, kad čia yra juodos 2 trasos, bet aš nenorėjau per tokį matomumą čiuožti per juodą trasą, nes, tarsi, neįman, šiaip su snowboardu nėra malonumą čiuožti juodą trasą. Plus, kai yra kupstai ir toks šlapias sniegas, nelabai malonu. Yeah. Ir galvoju, varau aš mėlyną trasą. Ir visi varom mėlyną trasą. Slidininkam gerai. Aš vienas su snowboardu. Ir aš perčiuožiu, ten tą juodą trasą, taip skersai. Ir atvarai į tokį tiesus takas, kilometrą, tai tiesus takas. Nu ir ką, aš nusiėmu tą snowboardą ir sopėdinu, žinai, ten slidininkai su lazdom varo, jiems smagu. Taip. Aš sopėdinu, galvoju, blema, ką aš nešu tą snowboardą? Reikia ir man linksmiau eiti. Reikia atsigulti. Ne, aš ant jo atsistojau, kaip su skeitu, žinai. Taip. Čum. Ir varai. Pasyriau, galvoju, tingiu aš įnešt, tingiu aš su juo kaip su skateboardu varyt. Aš jį tiesiog pastumsiu su koja į priekį. O tu... Buvo stiprus vėjas. Man nepalankus. Ir kairiai pusėje, dešiniai pusėje nuo manęs yra kalno viršūnė, jau praeita. Į kairę leidžiasi kalnas. Ir vėjas, spėkit į kurią pusę. Ne į dešinę. Aš pastumiu snowboardą. Taip, žinai, stipriau, ką aš pardysiu, kas 3 žingsnius, geriau kas 7 žingsnius. Taip. Pastumiu. Ir snowboardas taip pačiužiai į priekį ir nuo vėjus pasisuka į šoną ir pradeda leistis nuo kalno lengvai. Palengva. Aš bėgu. Ar spėju paskui jį? Jisai ką tik po servisu, aš jį pirmadienį atvažiavęs ant kalnos, nuvaškavau kantus, padariau. Oi, nuostabu. Gerai čiuožia. O tu pats ant biškį kantą padaręs. Aš keltuvę ant pakantavęs. Biškį ant vaško. Biškį vašką, biškį kantą. Supranti, aš paskui jį. O jisai blecha pridurkas. Ar jisai turi biškį sustoti ir pavadinti, kad toj sustos? Aišku turi. Nes aš jau žinai, be pasidavęs. Ir jisai pamatė, kad aš lėtėjau, jisai irgi sulėtėjo. Sako. Ir galvoju, dabar mano šansas, intriga. Aš jį pagausiu. Boy, I was wrong. Jisai. Ir nuo kalno. Ir aš jau ten, žinai, galvoju, pėsdu, užsipėstų, iš tiesų, ką tu dabar išsipėsnėjai iš mane, žinai, aš su tavim draugiškai, 3 dienas.
Aš atvažiavau tave, nuvaškavau, kantų sutvarkiau, visą, bučiavau, ten su tavim čiužinėjau per tą vandeningą sniegą, visą fainą. Ir tu nuo manęs pabėgsi. Ubagėtum. Tai aš leidžiuosi irgi, galvoju, pizdu. Rasiu, nerasiu. Aš ant šiknos, ant kojų, tai visai, žinai, nes kur galima ant šiknos, aš buvo ir ant galvos, bet ne ten, jau po to. Tai žodžiu, aš nusileidžiu į kalno apačią, dairausi ir kas man dar nepadėjo, kad padaugėjo ten visokių... Kad žiūriu, kad vaikų galvo praskėlė. Ir galimai, taip sakant, vaikas be galvos liko. Tai aš buvau pagalvojęs. Tada aš jau galvoju, kad jau sudie mano mielas snowboardė. Čia ne mano, aš Milwaukee greičiausiai. Taip sakant, geras įrankis. Vaikam ir ant kalno. Na jo. Aš buvau pagalvojęs, blembo, jeigu va tenais trasa gaunasi, žinai, ir į ką nors atsitrenkia. Bet ten kaip tik yra padarytas toksai powder zone. Na, kai sulėtėjimo kažkokį. Powder zone, bet aš tenais, visas tas kalnas, kur aš realiai kinda galėjau čiuožti kartu su snowboardu, užsilipęs ant jo. Bet tenais nebuvo powderį iš vis, ten buvo vien, arba ledas, arba comas sniego ir tada po juo ledas. Tai žinai, aš toks buvau, what the fuck, aš net nežinau, gal ten koks, aš nežinau koks reljefas. Ir, tai snowboardas pats išsitestavo visą kelią. Aš leidžiu savo ant šiknos, žiūriu, ten visokių šakų, jau medžių daugėja, žinai, blemba, galvoju, tik turbūt nerasiu aš, žinai, nes aš nežinau, kur jis net gali būti, kad, žinai, čiuožė gal pasikreipė ir kur nors iš šono nuvarė. Aišku, aš galvoju, dabar yra du variantai. Arba aš einu ir ieškau jo tiesiog, arba aš bibi kalu ir einu į mašiną gerti jėgerio. Arba tiesiog randu, kas turi silpnas kojas, nulaužiu kojas. Meluočiau, jeigu sakyčiau, kad tai netiesa. Bet aš pabandysiu atspėti, užbėgti tam už akių ir atspėsi istorijos pabaigą. Tu atini į busiuką, gerti jėgerio, o ten snowboardas geria tavo jėgerį. Išgeria visą. Jisai išgeria. Išgarino. Ir jis gatavas. Išgarino ir įsikreivas jau. Aš jį žiūriu. Su krauju vaiko. Aš žiūriu snowboardas va toks va. Toks va. Banano formos snowboardas. Ir jisai... Tai... Ir su juo girtų nesusišnekėsi. Kraupi istorija. Tai va, radau aš jį. Negirta. Nuo kalnų nusileidus, linksmas visas, toks, bleka, laukinis visas, žinai. Žinai, kaip ką tik vaikas pabėgęs, bet surastas tėvų. Aš supratau. Bet tai, aš norėčiau paklausyti, tai kokia kaina buvo skipaso, kiek jūs ėmėt, kuriam laikui? Palauk, 4 dienas 234 eurai. Kaip Alpėse. Jo, priklauso. Nežinau. Ne, kaip Alpėse. Ten buvo sumokėta nemažai, Ronas, už 10 dienų gal mokėti. Bet ten... Jeigu už 10 dienų. Tai... Jo, bet 700, man rodos, bet ar sen galėjai visų tenais aplink kalnų varyti. Nes tu ėmė regioną. Čia ėmė, kiek ten to jasnai keltuvų, ką aš, duok dievę 10 turbūt. Tai toks. Ir mes realiai dar ten tuos kelis keltuvus gavom pasinaudoti kitą dieną, paskutinę dieną tik tais. Tai mes išnaudojom, realiai pagrindę mes naudojom kiek kokias 3-4 trasas. Okay. Kas yra, ta prasme, ir visi naudoja jas. Ir eilės didelės. Ir tu gauni kupstus, tu gauni šūdą, tu gauni, tarsi, važiuoja, kad visi, aš taip pat važiuosiu tiek į Alpę. Čia jokių daugiau jasnų, jokių Lenkijų, nėra už ką čia mokėti pinigus, nes pinigai, skipasas, brangokas. Aišku, būstas buvo pigus, nes žmogui gavosi kiek 120 eurų gal, whatever. Ir kuras, žinai, tada gaunasi, nes mažesnis atstumas biškai sustaupo. Bet tai prie pat manęs buvo viskas, nereikėjo? Ne, mums reikėjo važiuoti dar. Kiek laiko jums reikėjo važiuoti? Pusę valandos. Tai dar visai, iš esmės. Taip, man vairuotojai biškai užnis, žinai, kiekvieną dieną jisai vairuoja ir... Supratau, bet nežinau, aš pasibandysiu, Italijai dar nulėksiu, kur yra galimybės. Dabar varysiu dar?
Aš manau, pasižiūrėsiu bilietų kainos, jeigu bus labai jau prieinamos. Žiūrėjau automobilį. Lėktuvo tipo? Jo, būtent. Tiesiog apsižvalgėjau savaitgalį, kokiam, kaip ten atrodo, būtent, kaip kovas, ir visai iki kovo, ten pusę velnio. Kovo gale dar slidinėja, bet aišku priklauso kur, jeigu ten viršui prie Marmaledo ir visur kitur, tai jo. Kur netoli Milano Bergamo, ten porą valandų, tai ten gal visai kita istorija. Žiūrint, koks aukštis. Ir čia, pavyzdžiui, čia buvo 2 kilometrai, tipo jau decent. Jo, bet šūdas. Aš buvau kovo ten kažkada praeitais metais, hiking tiesiog žmonės slidinėjo. Jo. Tai, manau, jo, gal reikės apsižiūrėti. Matai, dar kai, jeigu vienas tiesiog varai, tipo, pėma, man nėra. Gal, jeigu bus, čiuošiu, jeigu ne. Jeigu ne, jo, tarsi aš savo hikinsiu. Jo. Eisiu alų gersiu. Ir kavą. Most likely. Jo, most likely. Ai, varau hikint su tikslu, akivaizdžiu. Bet jo, visai nieko. Prasiblaškyti. Jau tenais kaip kas jau, taip sakant, kaip duos. Jo, tai matai, kai varai su tikslu, pavyzdžiui, belenką daryti tavo atveju, tiesiog tinka, bet kas, jo. Tai yra okei. Bet kai mes varom čiuošt, biškai nervuoja, bet gelbėjo, kad buvo visai nieko šutve, žinai. Tipas, tikrai smagiai pabuvom. Nestresinė. Ne. Va tas yra Jie buvo, kas norėjo iš ryto ten duoti stresą, aš visus tiesiog nachus. Ne, tai aišku, dar savo... Turim 7:30, turim išvažiuoti iš namų, dabar turim išvažiuoti 7:30 iš namų, mes buvom susitarę. Nieko nekeičiu. Pašol nahui, eik ir važiuok. Tai nieko tipo, iš manęs buvo tas, kad aš streso neimsiu dėl to, kad aš, blėt, kepu kiaušinius, darau pusryčius ir man dabar ateina pica protą. Atsiprašau, aš nepriimsiu to, jūs tą žinot. Ne, tai faktas, kam tai apsikrauti. Tai būtent pavėluosi 10-15 minučių, koks skirtumas, blėt, ten. Kažkoks grafikas. Aš suprantu, disciplina gal ir nėra taip blogai, bet... matai. Bet, taip sakant, jeigu tavo kažkokie, taip sakant, nežinau, tikslai kenkia daugumai žmonių, kaip kenkia, sukelia nepatogumą daugiau žmonių, tai nemanau, kad tai yra... Bet ten net nebuvo jokių tikslų, ten tiesiog buvo noras išvaryti anksti, bet tuo pačiu vakarą prieš buvo, šį rytą spėjom puikiai, rytoj kelkimės vėliau. Ir tada sako, blėt, tai gal varom be pusryčių. Come on, mes išdeginam, blėt, per tas fucking 5 čiuožimo valandas, 3 daugiau, per mažiau čiuožimo valandų, ten tikro čiuožimo. Bet 3 štukas kalorijų, man rodo, laikrodis. Fuck, tai man reikia papusryčiaut, nes, tarsi, mes bet kokiu atveju, jeigu mes nepusryčiatom, mes 10 rytų būtume alkani. Faktas, ne. Nes mes papusryčiavom ten 7 ryto, žinai, pusę 8, whatever, kada baigiam 8 išvažiuojam iš namų, mes vis tiek 11-12 jau galvojam apie maistą. Taip. Tai, blėt, reikia papusryčiauti, nes po to tu net negali čiuožti, tu tiesiog nori valgyti, tai toks, blėt, nieko neišlaši. Jo, yra tikrai to. Nežinau, bent jau mano čiuožimai yra labai paprasti. Aš mėgstu pačiuožti ir prisėsti. Aš tada prisėdu. Pakilti aukščiausią tašką ir nusileisti iki artimiausios kavinės. Taip. Pirmas etapas. Sekantis etapas. Nusileisti iki mašinos. Pas mane tikslai yra, taip sakant, labai apibriežti, kurie susijęs su vartojimo įstaigom, kur aš vartoju vitaminus, elektrolitus, taip, karbohidratus ir visą kitą. Tai ko man prašo organizmas. Karbohidratus. Koks... Karbohidratus, fatus. Metodiną, faktus. Aš fatus valgau. Dievas. Fiberius. Taip. Tai va. Ir ten sėklus. Sėklus. Sėklus į unitazų. Krekus. Kakus. Mižalus. Pisus. Geriu pisą. Mėgstamiausias patiekalas pica, mėgstamiausias gėrimas pisa. Jo, tai va, tai iš esmės aš suprantu kelionės be daug streso. Tiesiog, kas kaip moka, tas taip šoka. Taip.
Ir koks skirtumas, nežinau, blėt, lėkit, bėgti. Ne, ten nieko jau, fucking kaily ant kalno, tu nelabai ką Nu, praloši. nelabai ten jo. Blėt. Bet mes anksčiau atvarysim mus daugiau sulės, nu, skaičiuokit. Nežinau, tiesiog. Taip, bet kas pliusas, pavyzdžiui, Slovakijai buvo, atvarai Kauflandą, Jägermeisteris, 0,7, 12 eurų. Į Lviniją nuvaryk ir tenais yra... Duty free. Jo. Aš jau buvęs ir kartuosiu. Blem, reikės pasižiūrėti, kaip tenais nukeliauti nuo Milano Bergamo, bet čia buvo ne per seniausiai pažįstamas, sakė, litras šito, neatsimenu, kurios Finlandijos, litras Finlandijos 8 eurų. Tai va. Atsiprašom, darysim pertraukas, eisim žiūrėti. Reikia bilietų, reikia prisiminiau šitą faktą, tai reikia dabar skubėti. Tai manau, tai visai neblogai. Ne, visai neblogai. Duty free, fucking tax free zona. Tax free zonas, jo. Jo, tai tenais alkoholis pigus, maistas pigus, šiaip Italijų maistas pigus, nes PVM'as mažas. Ja. Tai va ten aš rekomenduoju važiuoti. Aš ten jau buvęs, čiužiau 2 kalnai, kurie į 2 pusės nusileidžia. Yra nusileidimai į 2 kalno pusės. Ne, 4 pats viršus yra, ne? Gal. Tai turim 2 kalno pusės, turim 2 kalnus, kurie turi 2 kalno pusės, tai ten 6 dienas čiuošt, po 3 dienas ant kiekvieno kalno, su daug keltuvų ir daug nusileidimų. Labai apsimoka. Ir jeigu važiuoja čiuošt, apsimoka čiuošto, ne stovėti eilėje ir važiuoti per vandenį. Jeigu turite, taip sakant, ne tik auksinės kojelės, o ir auksinės gerklelės, siūlytume apsilankyti Lilminijo. Ten, taip sakant, manau, visus jau priimtų. Tai tikrai taip. Aišku, kitais metais, žiūrėkit, maždaug vasario pradžioj nesiplanuokit labai stipriai, nes aš norėčiau tenais nuvažiuoti, kad nebūtų per daug žmonių, bet ten turbūt bet kokiu atveju bus daug žmonių. Tai... Kad netrūktų ten alkoholio, taip sakant. Tai... Jo, kad alkoholio nepritrūktų, tai čia yra, dieve brangus, čia būtų nuodėmė. Nuodėmė. Bet, žinai, pasitalus ten jie, pas jūs ten nelabai trūksta alkoholio. Jie labiau vyną, kai geria, atvažiuoja Litovs ir padaro, ką reikia. Jo, darom komentinę pauzę, reikia apsilankyti kai kur. Tarp kitko, aš turiu išsisaugojęs, aš dabar Instagram'e pradėjau kaupti turinį, kad galėtume jį apžvelgti. Įdomu. Aš norėčiau pasipasakoti, kad aš Instagramo neturiu šiuo metu. Taip. Tai mane, manau, nustebintų tai maloniai. Galima būtų vertinti būtent, kas yra paruošta ir sureaguoti. Noriu, aišku, pas mane turinys. Ahmed Manopk yra vis dar numeris 1 veikėjas. Man rodos. Nuostabus parkūro fenomenas. Parkūro fenomenas dar. Pasaulis, aš nesu tikras, ar yra matęs tokį negabų žmogų parkūrui. Jisai yra šitas, tarkim, kaip mes turime tradicinį ten, roką ir panašiai, tai tipo, kaip prasidėjo punk rokas, tai jis toks anarchistas, greičiausiai, kuris laužo ribas tradiciniam parkūrui. Kaulalaužis. Jisai kažką laužo. Nežinau, ar ribas, ar savo kūno ribas. Žmogus iš tiesų kelintis nuostabą. Tikrai. Man dar, žinai, kas labai patinka, ne tik pats Ahmed Manopk, man labai patinka jo pasitikėjimas savim ir jo aprašymai bei komentarai. Ten, žinok, yra... Galim, žiūrėk, paskaitysim jo... Reelsų aprašymus ir pažiūrėsim komentarus, nes ten tikrai yra auksas, bet žiūrėk, aš pajungiu įrangą ir pasižiūrėsim, ten bus nuostabu. Naujas atradimas, bet Posting Hellcat. Turim bičą, kuris kasdieną tiesiog postina tą patį video. Wow. Žiūrėk, jis pradėjo prieš kažkiek dienų. Tas jam daunėkino tikrai? Ką? Jam. Pažiūrėk. Tai čia turėjom 1 dieną. Okay. Turim 2 dieną. Dar 0 žmonių. Taip. 3 diena. Dar 0. Okay. Bet tas pats video tik tai muziką pakeitė. Jau galėtų, šiaip iš esmės galėtų kelt kitokį video, žinai? Okay. Bet tebūnė, okei. Jo, čia toks konceptas. 4 diena. Dar 0 žmonių. Okay.
Okay. Ir save $1 for 73,000 days. Kas logiškai yra. Fair enough. Tiesiog get a job and work for your shit. Mhm. Kas irgi yra logiška, bet Bet. 5 diena, dar nieko. Žmonės jau good luck, I donated. Jau čia kažkas jau prasideda. Jau Centą vyksta. dolą. Bum, turim 15 eurų ir 10 centų. Toliau, supratau, jau čia eskaluoja viskas. Snowball effect. Turim 17 Draugo 80. efektas. 2 eurai 70 per 7 dieną. Nuostabu, visai neblogai. Dar 4 Gerai. doleriai. Dar, pala, kiek čia? Dar doleris ir 10 centų. Taip. Ok. Bum. 9, 4, 36. Nežinau, kas siuntė, ta prasme, centais, taip, Mama. žinai. Nu. 814. Nu, Per 11 dienų 814. Neblogi šuoliai. 1992. Dvigubina. Tas prieš tai Per šuoliai 12. Procentalį, jo. 3400. Jokingiausia, kad mes, tarkim, galėtume paustinti, kad ant tauro tradicinio bonkės mums reikia pinigų ir mes net nesurinktume per 730 000 dienų jaučiu ant to bombalio vieną. Nes pas mus... Pažiūrėk, komentarą. Wait until he discovers insurance. Visi Okay. perka Hellcatą. Hey guys, donate $10,000 for my insurance. Jo. I killed a family of 3. Pažiūrėk. Give me bail money. 5-8. Nu, 6-5. 7-4. Neblogai. 8-2. 9. 9-9. 10 štukų per 2 dienų. Aš Dabar manau- per 20 dienų 10 štukų per dieną Neblogai. $500 vidutiniškai. Aš manau, reikėtų, tarkim, aš bent jau manau, kad mes su Mantu, arba aš kalbu už save, kad nesame, taip sakant, jau tokie medijos mėgėjai, bet mes bandysim pradėti šitą, tiksliau mes pradedam šią mediją ir dabar reikėtų gal mums challenge pasidaryti, grinai, bet kokiais būdais, taip sakant, platinti savo turinį, ten tik tokį. Tarsi visą cringe tą dalyką. Šoksim? Koks skirtumas? Daryti, tarsi būtų challenge išsikelti, kad tipo, per 100 dienų tapti žinomų žmogų. Žinomų žmogum. Jo. Bliam, šiaip įdomu šiandien. Jei, tu nori kitą metą jau mamo apdovanojimuose būti gyvai, tu prasme, Taip, pakviestas. jo, aš sėdėsiu ir gersiu įtartinas sultis ir komentuosiu apie netradicinius dalykus. Mums gal reikėtų jau pretenduoti. Žiūrėk, dalyviai čia dalyviai. Vedėjai. Manau, Laidų. Bent pradžių technikai. šniūrų. Tai jo, bet iš esmės, manau, nežinau, gal pas mus nėra ta tokia rinka užpildyta. Suras kažkokį, tarsi, išnaudoti visus algoritmus. Matai, va čia, tokas. šitas bičas ir gerai sugalvo. Pažiūrėk, čia 72 tūkstančiai followerių, jis jau gali parduoti šitą akauntą. Fucking, jis būtų top turbūt 50 Lietuvos influencerių tarpe. Gal netgi top 30. Taip. Aišku, klausimas, žinai, kiek čia kainuotų, bet blemba. Visai geras reikalas. Nu, juokingas, čia toksai anomalija, manau, bet... Žiūrėk, dar ką aš norėjau padaryti. Praeit pro Threadsus. Atsiprašau labai, širdingai. Ir dar praeit pro mano išsaugotus yra. Turiu išsaugojęs podcastą, būtent, pasižiūrim, kiek aš čia turiu išsisaugojęs video, šiek tiek. Įspūdingi žmonės. Tai, pradėkim nuo most underrated tricep exercise. What the fuck? Read the Jis caption. tiesiog taip, ne taip paėmės, o taip. The fuck, nigga, why? Bet. Aš nedažiūrėjau, aš be akinių. Bet. Tarsi... Sausage hands. Gerai. Bičas turi tricepsą kaip sveikas 9 metų vaikas. Lesbian lumberjack build. Bro got a tripod before a gym membership. Sick, seniai, jisai sick yra. Animal. Stop it. Don't give advice when you look like this.
Ne, Instagramos komentarai kažkam kitam. Alcoholic Uncle Build. Okay, jo. Stop giving advice. Ir aš nelabai galiu jam Bet prieštarauti. jis kažkas čia satyrą kūrė dar, ar jisai... Ne, aš nežinau. Žiūrėk, dabar čia turim kitą. Čia kas kalabokas, kuris nuo kalno vertis. Turim parkūrą iš Amerikos. Jis nuo dietos bėga. Wow. Sick. X Games. He walked off like he just did some crazy shit. He did some crazy shit. He's fucking crazy. He is crazy. Unemployed dudes at 7 a.m. be like... Wow. Gerai, ir dar... Palauk, aš pats pamiršau vakar iš tiesų pasižiūrėti, kiek jis turi followerių. Man yra labai įdomu. 150 000. Aš galvoju milijardais. Gerai, gal nespėjai pamatyti, spėk į amžių. Aš nedažiūriu nieko, bet jaučiu jam koks garbus 14 amžiaus. Ne, 25. 25. Taip. Bet Wow, čia yra crazy shit. Ai, tarp kitko, čia galim pasižiūrėti. Aš buvau galvojęs, reikia pasižiūrėti dar kažką, ką jis... Kokius jisai crazy triukus daro. Jis važiuoja dviračių moka? Nu, nahu, nesveikas. Talentas. Visada pasižiūrėk. Jisai bėgt moka. Wow. Sick. Sick, Sam. X Games. Wow. Okay. Nu, jis turi... Aš sakau, žiūrėk, kontentą gali daryti bet kas, iš bet ko ir nėra jokių bėdų žmonėm daryti kontentą. Nu, jis... Pažiūrėk. Aš šitą darydavau nuo literaliai turbūt 4 metų. Gal mažiau, nežinau, aš neatsimenu. Kiek save aš atsimenu, aš eidavau per šitos briaunas. Aha, taip. Wow. Wicked. Šiaip žiauriai. The man's an animal, man. Kokie aimai. Nu, komentarai čia nieko tokio. Čia visiškai dar. Imagine hating a person for being happy and it doesn't affect your life at all. Nu, aš net neheitinu. Aš irgi jo neheitinu. Čia yra neįtikėtina. Aišku, aš gal nelabai suprantu tokio kontento kūrimo ir kelimo į internetą, nes norėtųsi kažką daryti. O ką jam daugiau? Neblogai. Bet gali būti, kad jis nelabai turi ką veikti daugiau. Gerai, palikim jį ramybėje. Jisai... 5-mečio svajonės. Jo. Plačias. Heels. Pažiūrėk dabar. Okay, su Heels daro. Čia yra labai geras video. Aš buvau nustebęs, bet to pačiu ir... Okay. Okay. Jisai tiesiog daro dalykus. 40-yard dash. Okay. Aš tikrai taip. Merginos, ramiai. Dar vienas pavyzdys, kaip nekomentuos. Išlikime politkorektiškus. Čia turim vieną. Man patiko, nes aš daro, kaip nėra sunku kepti. Panašiai, bet man tiesiog patinka, kad jis yra 130 kg dėdas, kuris gamina tortą. Čia yra tiesiog pleasing. Žiūrėt, kur žmogus, žmonės dažnai galvoja, kad oi, čia pasportavęs, užsikačialinęs, tu čia... O esi čia prieš, kai savo žmoną užmušė ar po? Jau po, pažiūrėk, koks jis ramus. Tortą daro, taip. Pažiūrėk, koks jis ramus. Gyvenimas yra gražus.
Jis jokingiausias į kamerą pasidėjo. Taip, iš žinau, padėka. Ir nusišypsojo. Jis šaldytuvė pamatė savo žmonos galvą ir sako, o, labas žmonytė. Aš čia ir kamerą įdėjau. Žmonos akilo bei GoPro. Gerai, kada turim? Pažiūrėk. Holy. Čia mes su jūsų gydžymė, va tai sportuojam. Indai ne tik maistą moka gerai gaminti. Hei. Visi anglų praktikuoja, jis sveikinasi. Hey, I'm walking here. Wow, liuksas. Ne, šiaip iš tiesų dar, ką norėčiau pasakyti, aš vakar čia žiūrėjau šitą video, čia ir po 10 kg, tai čia jis, pakėlė 100, tai nėra gal, pats didžiausias svoris, galbūt jam tai yra nemažas svoris, negaliu nieko sakyti, kai kuriems žmonėms tai yra nemažas svoris, bet vėlgi grįžtam prie to, ar reikia kelti tokius video į viešumą ir didžiuotis, aš nežinau, gal. Jam tiesiog išsiveržė kraujas galvoje ir čia paskutinis video buvo. Čia šeimoje atsimenu. Kodėl jis potina darant deadliftą? Kodėl jis potina įkišęs pimpalą į šikną? Jis potina pečius. Aš už pečių palaikysiu. Aš nežinau. Aš realiai, aš tiesiog buvau nustebęs šito video. O turim patį dievą. Patį dievą Achmed Manopk. Aš greit dar pakomentuosiu apie Indijos kultūrą, tarp kitko pas mus lietuvių kalba indų europiečių. Tai dėl to mes irgi tokie ūmni esam, nes mūsų šaknis yra nuo taip sakant, būtent... žmonių genijų. Taip. Bet, pradėkim. Achmed Manopk. Just flips in city for Manopk. Great power to the legendary Manu. Among buildings and cars, highway rate. My moves, my big fans love you too much, dears. Wow. Ir jis turi tą, kad matai vadaro. Sip. Jis kaip didžiai tiestų. Jisai atsisako pašokti į orą, pasižiūrėk. Never back down. Jisai atsisako ir va tai va. Ne, jis bijo per aukštai pašokti, nes jis iki mėnulio nušoktų. Jis 1% savo jėgų. Ir va, pažiūrėk, jis daro grinai šitą. Pažiūrėk. Taip. Jo pilno potencialo bijo visą tą. Taip. Ką mes dar turim iš mano išsaugotų? Manopk. Breakdance'as. Pažiūrėk. Čia yra 7 metų vaikas, pirmokas, 2 kartus nuėjęs į breiko būrelio užsiėmimą. Nu. Čia jau žmonės jau žiūri, kas čia vyksta. Much of movements, b-boy for Manopk at wedding of my friends. Manu, the king of all aerobatics. What do you think, big fans? Aerobatics, okay. Uždėsiu laiką šiam. Jisai... Kažkas uždėjo komentarą, grinai kaip jisai rašo. Nu, čia geras. Break, kaulais, lūžta kaulai. Ne, jisai stebino žmonės, tai tikrai. Nu, jisai minimum profesionalas. Pažiūrėk irgi. Wow. Pasikalų liks kažkur. Jisai pas draugus vestuvėsi čia, tuose pačiuose. Sik, seni. Legend. Aš nesuprantu iš tiesų, kaip jis dar vaikšto. Ir pasižiūrėk. Čia yra, jo, labai jokinga, kad jisai sudaužė plytelę grindų. Jo. Ok, irgi faina. Ne, ta prasme, sakau, tai dėl to aš norėjau pasakyti, jis tik 1% savo jėgų išnaudoja. Jis sveria, jis iš tiesų jo kūno svoris yra iš tungstūno padarytas. Tungsten karbaitės žmogus. Iron Manas. Dar žiūrėk. Opa.
Nerodo? Palauk. Wow. Duoj, nerodo? Gerai, po šito Matai. rodė. Tai pažiūrėk. O? Opa, žiūrėk. Mokytis. O? Wow, esi žmogus be baimės, tu visą. Wow. Visi jau Tai kažkada... yra... Ir slow motioną uždėjo, ta Visi prasme. kažkada pirmą kartą pabandė ir susitrenka galvą baisiai. Aš turiu... Ir jisai nepamina, Labai kad... realu, jo, labai realu. Jisai nepamina, kad susifeilina kiekvieną kartą. Jam tipo kiekvieną kartą šokas, tipo, būna. Jo. Bet čia kelieniam nėra sveika. Mr. Manub. Greatest of all. Jam. Jo, čia yra žmogus nuostabus. Jeigu skaudai, tai auga. Pažiūrėk, paprašė paspotint. Ar mestum hantelį 2 kg į tokį žmogų? Aišku. Aš irgi buvau galvojęs, kad visai gal reikėtų mesti. O, vėlgi turim Ahmed Manubką. Pažiūrėk, arbatėlės. Pargau arbatas. Jis pasidėjo čiužinį. Nu, jisai nusileido ne ant čiužinio. Nusileido ne ant čiužinio. Sik. Ne, jisai bando kaip tik ne ant čiužinio nusileis. Okei, nesigavo. Žiūrėk, arbatas. Ne. Ten kažkuris kitas buvo video, kur arbatas dar šovė. Wow. Šitas gifas labai gerai. Labai geras, labai O apibrėžtas. produkt. Kas čia vyksta? O, arbatas. Bežionės taip nepadarytų, tikrai. Ai. Taip sakant, mūsų laikų herojus. Jis nei kiek į orą nepašoka. Man tas yra labiausiai, nu gal lubų gaila. Bet jis iš pritupimo šoka, bet jis net nepašoka. Jisai girdės, kas tipo limited range of motion. Ja. Žiūrėk, Mr. kitas. Salmonella guy. Kitas grįžtam prie Instagramo. Perlo. Šiaip, net social Savižudžio. media dalykų, kur žmonės tiesiog, vat, Kenkia kaip savo ir prieš tai sveikatai. kalbėjom. Kam tai daryt? Day one of collecting money for something I wish for. Nu, tu gali eiti dirbti, gali eiti kažką daryti. Šitas bičias tiesiog sugalvoja valgyti žalią vištą. Nu, tai jisai, koks jo vardas, Mr. Salmonella. Raw chicken experiment. Aš Ai, nežinau, nu, koks Mr. Salmonella. Salmonella Express jau. Gerai, kol čia užlaudins, pasižiūrėk. Tam eik. Jo, jisai valgys žalią vištą kasdieną. Until I die. Iki kol pradėsim nu, kol gaus salmoneliozę. Nu, jo. Pasižiūrim. Racionalus žmogus. Šiaip man yra net šlikštu žiūrėti, kaip jisai valgo tą žalią mėsą. Aš, pavyzdžiui, mėgstu žalį, nu, ne žalį, bet nedakeptą, taip vadinamą, steiką. Man yra skanu, bet taip valgyti vištą, nu, man netrodo pleasing ir apetitingai. Aš net neklausiu, dėl ko jis ten kiaušinių turi pasiruošęs. Jis užsigeras. A. Čia jo gaiva. O tai nebūtų lengviau banką apvogti, nei... Gal, aš nežinau. Čia jau jo reikia klausti, gal darė researchą. Aš suprantu, kad aš valgau tipo avižas kartais su tiesiog vandeniu užsipylęs, bet čia jau... Pasižiūrim, kiek jis dabar yra. Ai, blem, aš jau buvau atidaręs, bet gerai, čia galim grįžti. Ar jisai dar gyvas, pasižiūrim. Tai... 28 diena, jis vis dar valgo. Jesus. Jesus. Arba pasakyti, nežinau, tipo, skrandžio sultis kaip po šūnį ir jam salmonelozė net neveikia. Kokį postą jis įpysęs čia, wow. Kai jisai aprašo, kad jisai... Kažką čia šūda, nežinau, čia reikia daugiau paskaityti. Bet jis tiesiog toliau negerai. valgo žalią vištą ir dabar jau valgo kulšelės, blausdelės. Nežinau, kas yra kulšelės, netgi iš tiesų. Čia kulšelė yra šlaunis ar blausda, nežinau. Jo. O būtent, you get me. Taigi, o tokį kontentą pasižiūrėjus pasidaro noras, pakilo noras valgyti man. Tikrai taip, aš manau, kad kažkaip galima lengviau užsidirbti. Bet jisai, pažiūrėk, Cloud, jisai čia belenką jau daro. Healthy green smoothie. Green What the fuck are smoothie? you talking about? Are you fucking insane? Fucking su žalia višta smoothie daro. Eik
Tu, nahui. Nuoširdžiai, aš Momentas nuoširdžiai fucking norėčiau insane, pasiūsti, nahui, į akis. Visi jau geriau heroiną vartotų, tarsi, būtų naudingiau, man rodos. Na. Gerai. Kaulais, jo? Kiek eurų tau reikėtų sumokėti, kad tu išgertumai šitą stiklinę, kas yra apie 200 ml. Tokio smūčio. Aš taip lengvai neparsiduočiau, kokį 10 eurų, manau, man užteks. Savikainą atmušt. Dar pats pasigamintum. Blet, jeigu euriuką užsidirbčiau, gal ir nieką. Nu ką, 10 depozytą bonkio. Jeigu Lidl'e perki, tai žinai pigiau. Jau pasigreitoji važiuoja, dar seniai. Jisai paskano greitai į pirmą ir kiekvieną kartą atvažiuoja. Ana. City of Rats. Ir bičas dabar turi 406 tūkstančius followerių. Jiem nebūtų saugiau tiesiog tipo, panaudotas adatas leistis. Bet pažiūrėk, jis 20 dienų, palakai, jis jau veik pas daktarus. I'm dead. Okay. Aš tarsi, žinau, ką aš galiu čia pritemti, visiškai, tarsi, out of the, neįsivaizduoju, bet tiesiog... Žiūrėk, daktaras valgo žodį. Ja, aš sakau, čia gali būti Chinese or whatever, tipo, psyop, kad amerikiečiai nusižudytų save, tiesiog, jis valgo dalę, čia, it's all a psyop, tarsi. Gerai, žiūrėk. Arba nežinau, arba daktarai slepia, kad iš tiesų nekepta vištiena mums suteikė daugiau naudos nei žalos. Bet tikrai taip nemanau, kad yra. Gerai, turėsim rubriką. Kiekvieną kartą... Kas yra tiesa? Kiekvieną kartą grįžti pas jį, pasižiūrėti, kaip jam sekasi. Ar jisai jau mirė? Aš nežinau, jisai nebent, tipo, jeigu viską išvėmė ir tada išgeria akumuliatorių rūgšties virškinimų gerinti. Tai gal tada... tarsi... Aš nemanau, kad skrandžio rūgštis galėtų lengvai suvirškinti. Tarsi jis šūdus valgo visiškus. O, pažiūrėk, bet jis jau gavo Shadowbaną. Tai naušins. Negali captionų dėti, negali laikinti komentarų, negali replyinti komentarus. Jis bando, tipo, nusižudyti. Aš neįsivaizduoju. O, va tokį valgo jis bišas. Jo, okei. Okei. Tai va tokių randu dar Instagram'e, žinai. Na, šitas, kurį Tailando turi varyti. Pala, gerai, ką čia mes turim? Jo, šitą matęs. Jo. Best rental. Čia labai patogus butas. Jo. Aš nežinau, kiek laiko reikėtų priprast prie šito buto. Jo, bet tiesiog kompleksas, kur tai va... Empty dark rooms, I guess. Ir jis bėga, nes šitamsu ir jis tiesiog bijo jau. Aš irgi bijočiau. Gerai. Tipo viena vieta, kur galėčiau pagalvoti, kad kažkas neaiškaus vyksta. Čia nuo pat pradžių viskas neaišku. Čia atrodo, kaip iš filmo, žinai. Kodėl jam reikėjo užkilti ir leisti laiptis žemyn? Man irgi, aš kai labirintai tiesiog padaryti. Čia kažkas gal per vidurį koks parkingas, dar kokie... Nors ne, čia parkingo nebus. Per vidurį. Pažiūrėk, ne, kur pakilo laiptis, bet pažiūrėk, ir čia tobulas rūmas yra. Čia tobulas. Grįžta, lova, telikas, lempa viena, viskas. Atsivedė merginą namo. Taip, turim bičą. Jo. Bet čia kitas video jo. Jis čia kažkokį challenge daro. Sign shirt. Sign shirt, tai ką, Gerai, kiek jis jau dabar turi followerių, nes jisai turėjo jau išsiųstą maiką. Jis turėjo jį paimti, man rodos, jis laukia jo. Tai jisai dabar taupo, pažiūrėk, man atrodo, kitas yra išsisaugotas video. Ką ten skvotas daro, ką jis pastovi dabar kiekvieną single day, ne? Jo, I know. Čia Mr. Fantastic, jisai. Čia yra apie ką mes kalbam dabar. Top comment yra, tuo aš jį surasiu. Va.
Šiaip šitas komentaras yra most liked comment in Instagram. the Instagram. Jo. Labiausiai palaikintas komentaras Instagram'e. Ir jis sako, jo, nuskriski mažą miestelį Tailandė, būk priimtas jų žmonių, išmokti kalbą, mokykis Muay Thai metus, 1,5 metų, kovok varžybose, laimėk varžybas, grįžk į Ameriką ir kovok UFC, laikykis formoj ir būk nepralaimėjęs savo svorio kategorijai. Atsistatyk, pabaig savo karjerą, padaryk interviu, sakydamas, kad šitas komentaras buvo to priežastis. Šiaip čia yra genialus komentaras, įdomu, šitas žmogus surinko followerių dėl savo komentaro, ar ne? Galimai, 21 000, jo, turbūt, kad surinko. Ne, jis nebaigė savo. Ok, fair enough. Šitas Instagramo komentaras turi 3 677 000 laikų. Prema, aš turiu išmokti artikuliuoti realiai, nes aš esu įpratęs kalbėti pusę burnos. Man čia yra fucking problema. Man irgi. Atsiprašau iš pirmo laidą. Aš pamatau tokius skaičius ir tiesiog jas ignoruoju. Aš paskui 3 ir daug nulių, nes nepažįstu irgi skaičių per daug, iki 10 maždaug. Tiek ir tai reikia. Tik po to pridėti 10 arba 100. Dar arba 1000. Sakai. Taip. 100 ir 6 nuliai. Čia 100. Taip. Vajai. World Boxing Council Muay Thai pakomentavo pas jį. Welcome to Thailand and welcome to Muay Thai. He's a prodigy. Jie jau viskas, jau priėmė Tailandas. He's the one. Bet realiai aš mačiau, nežinau dabar ar šitam postė čia buvo, šiaip visi komentarai čia nais. Visi, kiekvieną dieną, lunches daro kažkokius ir alė. Jo, ten pasira, bet šiaip pas jį komentaruose buvo, kad na, go to Thailand first, shut up and go to Thailand. Jo, visi heitina viską. Kažkuriam postą buvo, kad jisai rašė, kad, žiūrėkit, jūs norit, kad aš varyčiau į Tailandą, aš noriu surinkti pinigų iš jūsų. Fair enough. Ir varyti Tailandą. Na, tai šunės. Ir jisai tipo buvo rašęs kažkur, dabar tingiu ieškoti, iš tiesų nerasiu, bet tikrai esu matęs, kad rašė, jog taupasi pinigus, bando surinkti pinigus ir nori skristi Tailandą. Klausimas, ar jam pavyktų ten, žinai, 1,5 metų, nes jisai dar jaunas pakankamai yra ir panašiai. Gerai, ką mes čia dar turim? Palauk, aš galvoju, ką mes čia... Sick. Čia yra... Čia vienas iš... One off. Wow. Kickflipas. Wow, sick. Bet šiaip, aš jaučiu šitas bičas, va dabar klausimas. Čia grinai cringe contentas, kokį tu darytum specialiai, kad pasijuok, žinai, iš šito dalyko. Nu jo, jeigu man pliktų galva, aš irgi tokį šūdą daryčiau. Bet dabar klausimas, ar jisai čia daro dėl cringe'o, ar jisai iš tiesų tai daro. Ne, nes man jisai primena tą parkūro bičą. Čia šatyras yra dar sen. Jisai supranta, kas jisai yra ir jisai bando... Nes čia kaip ir tas shock content, tiesiog, kad... Okay, čia... Žinai, tarsi mes esame atsižiūrėję, kaip žmonės daro incredible stuff ir mes dabar žiūrim, kaip... tokie žmonės daro tokius dalykus. Ok, jo, jisai daro tikrai specialiai tokį contentą. Nu taip, jisai yra tiesiog toks contentas. Nu tiesiog tai yra satyras, tai yra pasijuokimas būtent iš šitų prau kažko. Žinai, kad tipo, gerai, kaip... oh my god, mes čia, wow, tipo... Gerai, ar tu pirktum šiuo metu tokius batus už 20 eurų? Geras klausimas, už 20 eurų būtent, jeigu jau nusipirčiau, kodėl ne dabar. Gerai, aš dabar patiesu savo ribas, už 50 eurų pirktum? Ne. 50 eurų aš jau galėčiau nusipirkti, pavyzdžiui... 20 alaus. 30 eurų.
būtų pagalvota. Tarsi viskas priklauso, jeigu Bet aš turėčiau tu planus. Mano planas, jeigu, tarkim, prajuokint žmonės. Ne, tau tiesiog greičiau vaikščiot. Ai, būtent iš... Kasdienai. Aš Kasdienai. manau, iš tvarumo pusės, vietoj automobilio. Iki garo tau kas jau būtų. Tarsi, o tai garuose ten man jas nuluptų, reikėtų atsargiai ratus išmontuoti. Šiaip padavėjai. Padavėjai tai... Blet. Lemas stupyti laiko. Žiūrėk, versludė. Vežam Taip. šitas butus. Žiūrėkit, reikia prisiekti. Prekės padavėjom.lt. Ne, manau, reikia ir keeperį pasiūlyti, nes ir keeperis turi daugiausia sistemų instaliuotų būtent padavėjom ir pritemti, kad reikia pagreitinti aptarnavimo darbą. Airkeeper X Vans. X Games. Kolabą padaro Ja. ir pas tave va, su tokiu stiliumi atvažiuoja prie stalo. Tarsi, jeigu, aš duočiau taškų stiliaus. Padavėjai, jūs žinokit, nemiegokit patys, nes čia yra tipsai. Čia yra bus tipsai. jau prarasta jūsų. O taip tai nothing serious, kaip visada. Nothing serious, tiesiog susirenkam pasijuokt, darysim kažkokiu periodiškumu, dar sugalvosim kokiu, 2 kartai per savaitę, kartas per savaitę. Realiai pagal nuotaiką gal kartais žiūrėsim. Bent 1 kartą per savaitę tikrai, dėl 2 neprižadu, bet ir neatsisakau. Faktas, kad lauksime komentarų dar kažką, jeigu norėsite kažkokį. Jo, jeigu... Išmintingi protai pagliaudytų aktualiją jūsų kasdienybės arba pasaulio, tai mes turime tikrai gal ne pačias geriausias nuomonės, bet komentarą, kokią įžvalgą, tai sugeneruotume. Jo, mes neturim geriausios nuomonės, bet mes turim nuomonę. Mes turim nuomonę. Nebūtinai kiekvienu klausimu, kaip ir mūsų pavadinimas sako, kad mes esam labai principingi, tai mes galime, tarkim, turim daug principų. Mes galime atsakyti kažką, tai, bet negalime atsakyti sunkius klausimus, kaip 2x2 yra sunkiau iš tiesų. Bet... 2x2 gal nelabai, bet 2 kvadratų jau iš karto aišku yra. Jau kažkas tai jo, kvadratas ir 2. Jau kvadratas ir 2, jau tada 2 kvadrate ir įdėta kažkaip... Nu, žodžiu, mes jau čia dėliosim puzlę kokį jau. Kitą kartą turėtume būti 3. Gerbiamasis daktaras Žilvinas gal pristatys ekskremento garinimo procesą ir jo sudorojimą oraliniu būdu. Tai, žodžiu, jeigu patiko, palaikinkit, jeigu nepatiko, nelabai mums įdomu iš tiesų, aš nežinau. Uždėkit dislike, jeigu nepatiko, koks man skirtumas. Į sveikatą, ačiū Jums, malonu ir... Iki kitų kartų. Iki kitų kartų. Su Dievu. Su Dievu.